Taigi, pirma teorinė paskaita ir noriu šiek tiek paprovokuoti jūs. Paskaitos tema, kas žinote apie mitybą, greičiausiai yra netiesa ir kaip atskirti bei suprasti gerą mitybos mokslą. Man atrodo, mano modulį turi būti pirma paskaita tokia, kaip suprasti, kuri informacija yra patikimesnė ir kurią informaciją galima labiau tikėti. Tai šita paskaita labiau apie tokį kritinį mąstymą. Aš jums parodysiu, kokie moksliniai tyrimai yra atliekami mitybos moksle, kokie yra niuansai, kurie tyrimai yra skaitomi labiau patikimi, kurie mažiau. Daugelį savo paskaitų aš pradėsiu kokią nors citatą. Tai šitą paskaitą aš pradėsiu tokia citata, kad supratimas, kaip atskirti informacinį signalą nuo informacinio triukšmo yra svarbus pirmas žingsnis, kuriant savo mitybos planą. Ir reikia mokėti atskirti, kuri informacija apie mitybą yra patikima ir ją galima remtis. Čia yra Daningo-Kriugerio efektas. Ir pagal Daningo-Kriugerio efektą, kuo mažiau mūsų kompetencija ir žinios yra mažesnės, tuo labiau mes esame įsitikinę, kad žinome daugiau. Tai yra skiriami tokie etapai, jeigu žmogus pradžioj domisi kažkokia tema, jisai iš tikrųjų nieko per daug nežino, bet pradeda gaudyti kažkokią informaciją, vieną dalyką, kitą sužino, ir jam atrodo, kad jis jau labai daug žino. Tai jisai yra, taip vadinkim, kvailybės kalne. Toliau jisai domisi, toliau sužino vis naujesnių dalykų ir kai kuriais dalykais jau pradeda abejoti, supranta, kad dar daug ko nežino ir jisai nukrenta į tokį nevilties slėnį. Tai daugelis iš mūsų turėtų būti maždaug čia tie, kurie labai daug domisi. Tai kuo daugiau tu domiesi, tuo supranti, kad dar daug ko nežinai, ta informacija pradeda maišytis. Po to ilgą laiką būnant kažkoje srityje, šiek tiek vėl pradeda darytis aiškiau. Ir jau tik tai labai kompetentingi savo srities atstovai, jie vėl pasiekė tą tokį žinių pasitikėjimo lygį aukštą. Bet daugelis mes esam toj papėdėje. Aš irgi save laikau šitoj papėdėje. Kad dar kai ką žinau, bet dar kai kurie dalykai man iki galo neaiškus. Ir neaišku, ar aš per savo gyvenimą dar juos ir sužinosiu. Dabar kokia yra šiuolaikinės informacijos realybė? Tai 2016 metais tai Oksfordo žodyno leidykla metų žodžiu išrinko tokį terminą, angliškai išvertus būtų po tiesos. Tai terminas, nurodantis aplinkybės, kai formuojant visuomenės nuomonę, objektyvūs faktai lemia mažiau nei apeliavimas į emocijas ir asmeninis įsitikinimus. Ir mūsų supa labai daug informacijos, kurią galima apibrėžti šito termino. Tai daug informacijos yra pateikiama kaip kažkokie faktai, nors ten nėra faktai, bet apeliuojant į emocijas, į asmeninius įsitikinimus. Mityba yra neišimtis. Kiekvienas mes turim kažkokį ryšį su mityba. Mityba yra toks įprastas tokia įprasta mūsų gyvenimo dalis. Kiekvienas mes turime valgyti,
kiekvienas turime savo preferencijas, savo mėgstamus valgius, kažkokius įpročius ir daug kas bandom kažkaip savo tas žinias pritempti pagal tai, pagal šios tokius asmeniškus dalykus. Ir kuo toliau, tos informacijos bus daugiau. Dabar atsiranda dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas irgi ir jo pagalba bus galima generuoti daug informacijos. Ta informacija gali būti gerokai iškreipta. Jau dabar galima paprašyti dirbtinio intelekto parašyti kažkokį straipsnį, vieną ar kitą temą, galima ir mitybos temą, ir sportinę mitybos temą, ir paprašyti, kad jis pateiktų kažkokius pagrįstus šaltinius. Ir jis tą daro, bet būna taip, kad tie šaltiniai irgi būna sugeneruoti, jų nėra, patikrini, kad tu yra, atrodo, mokslinis straipsnis pacituotas, bet tokio straipsnio ir tokio tyrimo nėra atlikta. Tai kuo toliau, tuo daugiau bus tokios informacijos, kur mes nežinome, tai tiesa ar ne. Ir dažnai įvairūs influenceriai ir kitokie gurų savo informaciją pateikia kaip paremtą mokslą. Užtenka pridėti prie savo teiginio, mokslininkai pasakė taip ir taip. Iš karto tas mokslininkai pasakė, priduoda svarumo teiginį, bet reikia tikrinti informaciją, ar galbūt jinai yra neteisinga. Ir reikia atskirti, kas yra mokslas, kas yra moksliškumas. Pavyzdžiui, australų mokslininkė Burg savo viename iš straipsnių, būtent apie sporto mokslo komunikavimą šiais laikais, šiais Twitterio laikais išskyrė du tos terminus. Mitybos mokslas tai yra tas tikrasis mokslas, įrodymais pagrįstas žinojimas ir praktinis jo taikymas, įgytas kruopščia mokslinė tiriamąja veikla ir realaus gyvenimo mitybos charakteristikų matavimu, su tam tikromis asmeninių įžvalgų prielaidomis. Bet taip pat vyrauja ir labai daug moksliškumų. Tai mitybos moksliškumas būtų nuomonės apie mitybos mokslą, dažnai remiantis faktais tam tikrame lygyje, bet interpretuojant jos toli už turimų įrodymų ribų. Ir paprastai visą tai sustiprinant savo įsitikinimais, kognityviniais šališkumais, o ne realiais empiriniais duomenimis. Tai visi mes turime kažkokius savo kognityvinių šališkumų, bandome savo to šališkumus pagrįsti, kai kada pritempti tam tikrus mokslinius tyrimus prie savo tos nuomonės. Kaip pavyzdžiui, pavyzdys yra čia grafikas, dešinėje pusėje jūs matote daugybę tyrimų atliktų nuo 48 metų iki maždaug 90-ųjų, kurie tyrė rūkymo ryšį su vėžiniais susirgimais. Paprastai tai yra plaučių vėžys. Ir absoliuti dauguma tyrimų įrodo gana stiprų ryšį su rūkymu su vėžiniais susirgimais. Bet tarp tų visų tyrimų jūs galite rasti vieną tyrimą ar kelis tyrimus, kurie kažkodėl gavo priešingą rezultatą. Ir žmonės gali tiesiog tą tyrimą pasirinkti, tai būtų kaip vyšnaičių rankymas, pasirinkti tą tyrimą, pagrįsti savo, pavyzdžiui, nuomonę neteisingą, kad rūkymas nesukelia plaučių vėžio. Ir jie pagrindžia mokslinio tyrimą, bet tai yra vienas kažkoks marginalinis tyrimas, kuris išsiskiria iš daugybės kitų tyrimų, kurie rodo priešingai. Tai kur yra tos spragos, kad
tokia informacija dažnai ne visada teisinga vyrauja, cirkuliuoja mūsų visuomenė. Tai visų pirma, bazinės žinios. Tai žmonėms trūksta žinių, bendrų žinių apie fiziologiją, apie biochemiją. Tai iš mitybos pusės trūksta žinių apie medžiagų apykaitą ir metabolizmą, kaip tos medžiagos skaidomos, kokie ten procesai. Ir kai tų žinių nėra, tai galima susikurti ten įvairių visokių teorijų. Tai kritinio mąstymo lavinimas ypatingai svarbu, ką aš bandau daryti, šita pirma paskaita, tai yra kritinio mąstymo toks lavinimas, kad sudomintų jūs, kad paaiškinti, kad kokie yra informacijos šaltiniai ir kaip pabandyti suprasti, kuris yra geresnis. Kai kurie mėgsta vaikytis autoritetų. Tai yra asmenys, kurie yra kažkokiuose, yra labai matomi, galbūt televizijoje, galbūt kitur medijoje. Ir informacija, einant iš jų, tam tikriem žmonėm yra kaip paskutinė tiesos instancija. Pasakė daktaras Unikauskas, taip, tokia dieta yra geriausia. Kitas kažkoks ten kitas. Kas nors paklausė podcastą Hubermaną, kuris dabar yra populiarus. Aišku, aš neturiu nieko prieš Hubermaną, jisai savo srities specialistas, būtent ten, kuris specializuojasi. Bet kai žmonės bando apimti viską, tai dažnai ne taip giliai ir ne viską pamato. Visų sričių specialistų negali būti. Įrodymų kokybė, kokiais tyrimais remiamės. Ir labai dar svarbu yra tyrimų interpretavimas. Gali būti atliktas kažkoks įdomus tyrimas, mokslininkai komunikuoja apie tą tyrimą žurnalistams, bet žurnalistai nėra tokie geri suprasti ir interpretuoti tą mokslą ir šiek tiek perteikia per savo prizmę ir šiek tiek iškraipo gautus rezultatus, o kartais interpretuoja gerokai per daug ir su tokiu pasitikėjimu, kur mokslininkai taip nekalbėtų, pridedant visokias sensacingas antraštės ir panašiai. Dabar daug labai kalbama, kad konkrečiai kalbant apie mitybos mokslą, kad vyrauja didelė infliacija. Tai tas mokslas tampa, jisai nuvertėja. Kai kurie akademinio pasaulio atstovai netgi atvirai kritikuoja mitybos mokslą. Tai pavyzdžiui, profesorius Lavy ir Archer JAV nacionalinė mokslo akademija rašė, kad mitybos mokslas dabar yra degeneruojanti tyrimų paradigma, kurios empirinėme peizaže dominuoja moksliškai neraštingi metodai, bereikšmiai duomenys ir sutarimo pagrįsta cenzūra. Ir siūloma modifikuoti šitą mokslą, pastiprinti šitą mokslą tam tikrais tyrimais, kurie būtų patikimesni. Pavyzdžiui, Kevinas Holas, jisai irgi įžvelgia daug trūkumų šiuolaikinio mitybos moksle, daug iššūkių ir jisai siūlo daugiau dėmesio skirti kokybiškesniem tyrimam, kuriuose būtų atliekami realūs eksperimentai su žmonėmis, maitinimo eksperimentai, kur jeigu mes tyrėme tam tikros dietos įtaką, kad tyriamieji būtų eksperimentų metu maitinami, būtų prižiūrima, kaip ta dieta yra, patiekalai padaromi, o tiesiog nepaaiškinant žmogui maitinkis ketogenę dietą, kita grupė maitinkitės protarpiniu badavimu ir mes laikas nuo laiko jūs pasikviesime į laboratoriją ir tirsim. Tai kai
pasakai, rekomenduoji, kad maitintis taip ar taip, tai dar neaišku, ar tyrimieji maitinsis. O kaip yra sukontroliuojamas tyrimas, čia yra svarbiausias dalykas. Tai tokie tyrimai, kur kažkokiame stacionare tyrimieji kažkurį laiką gyventų, kur būtų sukurtos sąlygos kuo natūralesnės jų gyvenamai aplinkai ir jie gautų atitinkamą maitinimą, priklauso, kas yra tyriama, tai būtų daug patikimesnė anot Kevino Holo. Čia matote, kaip didėjo tyrimų mitybos ir dietetikos srityje per eilę metų, nuo 1944 iki 2021. Ypatingai paskutiniais metais labai daug tyrimų yra publikuojama. Labai smarkiai padidėjo. Bet ir labai daug nekokybiškų tyrimų. Kai kurios šalis ypatingai akylai stebimos, jų mokslininkai, kaip pavyzdžiui Iranas, Egiptas, iš šių šalių pastebama, kad šių šalių tyrimuose dažnai yra falsifikuojami rezultatai, kurie netitinka realybės. Kai kurie mokslininkai labai gausiai publikuojasi, ten po 100 publikacijų per ten keletą metų, po to paaiškėja, kad ten daug nekokybiškų tyrimų, kai kurie net ir sufabrikuoti. Tai tokia, kai yra mokslininkai parašė mokslinį straipsnį, bet iš tokių šalių aš žiūrėčiau labai rezervuotai tokius tyrimus, atsargiai. Taigi, kokie tyrimai būtų patikimiausi? Čia jums yra mitybos mokslo įrodymų hierarchija. Tai apačioje tai yra pati nepatikimiausia informacija, tai yra įvairūs anekdotiniai atvejai ir pasakojimai, forumai ir panaši informacija. Tai asmeniškai, jeigu apie save kalbėti, tai apie mitybą, kai aš pradėjau domėtis, tai mano šaltiniai pirmiausia buvo šitie. Tai forumai, aš skaitydavau visokius ten forumus, ten žmonės ten papasakodavo, prisiklausydavau, galvojau jau viską žinau, ten visokius T-Nation skaitydavau portalus, irgi galvojau, ten labai daug informacijos pasigaunu, jau viską žinau. Bet čia yra mažiausiai patikima informacija. Tai yra medija, TV, radija, žiniasklaidos portalai. Čia yra mažiausiai patikima informacija. Šiek tiek yra aukščiau ekspertų nuomonės, redakciniai straipsniai, idėjos, hipotezės, tai čia būtų tie autoritetai galbūt, kurie ne visada irgi teisūs, bet aš irgi vedu jums paskaitą, esu dėstytojas, kaip ir turėčiau būti irgi čia kaip autoriteto nuomonė, jūs manęs klausotės, bet ne viską imkit už gryną pinigą. Aš irgi ne viską žinau, nesu paskutinė tiesos instancija. Viską žiūrėkit kritiškai. Aukščiau šitų šaltinių yra moksliniai tyrimai. Ir pirmiausia, kalbant, yra mitybos epidemiologija arba kitaip stebėjimo tyrimai ir atvejo tyrimai. Tai yra tokia kategorija tyrimų, kur iš tikrųjų realus eksperimentas kaip ir neatliekamas, bet surenkama tam tikrą informaciją iš žmonių ir bandoma rasti, suieškoti kažkokius asociacinius ryšius, koreliacinio pobūdžio. Ir yra didelė sisteminių klaidų tikimybė. Šitie tyrimai yra reikalingi, bet taip pat jie yra ir mažiausiai patikimi. Šiek tiek aukščiau yra Mendelio randomizacijos tyrimai, šiek tiek čia sudėtingas terminas, čia reikėtų daugiau laiko, kad paaiškinti, bet čia toksai kaip kompromisas tarp epidemiologijos ir eksperimentinių intervencinių tyrimų. Tokia gan nauja rūšis tyrimų. Auksinis standartas tyrimų, tai yra tie patikimesni tyrimai, tai yra kur atliekamas eksperimentas. Ir jie vadinami kontroliuojami atsitiktinių jungčių tyrimai. Ir
Dar būtų gerai, kad būtų tam tikras dizainas, kad būtų tyrimas dvigubai aklas. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes tyrim kažkokį maisto papildą, mes surinkam tyriamosius ir mes turim juos kažkaip paskirstyti į kontroliuojamas tyrimas, reiškia, kad turi būti kontrolinė grupė. Tai mes galbūt skeliam tyriamosius į dvi grupės. Viena grupė bus kontrolinė, kuri negaus kažkokios veikliosios medžiagos, kita grupė bus eksperimentinė, kuri gaus veiklią medžiagą. Tai reiškia, tie, kurie negaus, galbūt jiem irgi reikia kažką duoti labai panašaus į tą dalyką, sakykime, kažkokį papildą, bet kad ten nebūtų veikliosios medžiagos, tai jie turėtų gauti placebo ir jie neturėtų suprasti, kad tai yra kažkoks tuščias dalykas. Tai turi gauti lygiai tokią pačią tabletę, ar kapsulę, ar panašiai. Gerai, kai tyrimas yra dvigubai aklas, tai reiškia dvigubai aklas, kad nei tyriamasis žino, ką gauna, nei tas žmogus, kuris paskiria tą tabletę, irgi nežino, kokią duoda. Ar tokią tabletę, kur yra veiklioji medžiaga, ar tokią, kur nėra. Žino tik tai pagrindinis tyrėjas, kuris ten tas sunumeruoja, kodais užvadina ten tas tabletės ir duoda išdalinti kitiem ten tyrėjim, kurie vykdo. Kryžminis dizainas reiškia, kai abi grupės po kurio laiko apsikeičia. Ta grupė, kuri gavo veiklią medžiagą prieš tai, dabar gauna placebo, o kita priešingai. Ir taip, kai toks yra tyrimas, tai yra auksinis standartas ir mes galim pakankamai patikimai ištirti būtent tos medžiagos poveikiai tam tikriem dalykams. Sakykime, jeigu tai yra sporto mokslas, galbūt ergogeninį poveikį. Ir pačioj viršūniai mokslinio tyrimų, tai yra stipriausi tyrimai, tai yra meta-analizės. Tai yra meta, tas žodis reiškia, kad tai yra tyrimai. Tai tas vienas tyrimas tai yra iš daug atskirų tyrimų, galbūt daug kontroliuojamų atsitiktinių jungčių tyrimų. Kaip aš rodžiau tą pavyzdį su rūkymu, kur vienas tyrimas iškrenta, kuris rodo priešingai, o visi rodo, kad rūkymas turi žalą ir ryšį su plaučių vėžiu. Tai jeigu mes imsim vieną tą tyrimą ir pasirinksim tą netinkamą, tai nebus gerai. Bet meta-analizė, kai visus tyrimus sumetam į krūvą, mes gaunam vėl statistiškai peranalizuojant, tada mes gaunam daug patikimesnę informaciją. Tai va čia yra patys patikimiausi tyrimai, patys patikimiausi įrodymai. Tokia yra hierarchija. Tai mitybos moksle dažniausiai vyrauja tie kontroliuojamų atsitiktinių jungčių eksperimentiniai tyrimai ir stebėjimo arba epidemiologiniai tyrimai. Tai pirmuose mes darom eksperimentą, kituose mes stebėm, surinkam kažkokią informaciją. Galbūt tai anketos kažkokios, galbūt kita kažkokia informacija, bet tokio tiesioginio tyrimų nėra. Ir eksperimentiniai irgi yra taip pat skirstomi pagal savo dar griežtumą. Ar yra kontrolinė grupė, jeigu nėra kontrolės, tai yra mažai patikimas tyrimas. Ar randomizuojama grupė, grupė ar nerandomizuojama, tai ar grupė išskaidoma į, taip pasakykime, ar grupė yra pakankamai suskaidoma į homogeniškas grupę, surinkam kažkokią grupę ir kad tas suskaidimas būtų homogeniškas, mes turim atsitiktinai pasirinkti tyriamuosius į atskiras grupės. Nes galima neatsitiktinai pasirinkti. Galbūt aš matau, turiu grupę žmonių, noriu atlikti tyrimą, noriu padalinti juos į dvi grupės ir matau, galbūt nusižiūriu kai kurios labiau atletiškesnius ir parenku juos į kokią nors eksperimentinę tyrimą arba grupę, kur jie ten gaus ten veiklę medžiagą, jie ten parodys galbūt kažkokius ten geresnius rezultatus.
Tai tas randomizavimas yra irgi labai svarbus dalykas. Dabar šitas pavyzdys yra labai dažnai rodomas, kalbant apie mitybos mokslą. Tai toks metamokslininkas Džonas Ioannidis irgi labai kritikuoja mitybos mokslą, kad jisai yra nepatikimas. Ir viename iš savo tyrimų jisai paėmė daugybę tyrimų mitybos srityje, kurie tyrė tam tikrų pavienių medžiagų poveikį vėžiniams susirgimams. Tai yra, tyrė, ar jie turi rizikos vėžiniams susirgimams. Tai jis paėmė pakankamai populiarius produktus, dažnai mūsų naudojamus maisto produktai, gėrimai ir paėmė kitų mokslininkų atliktus tyrimus, kiek jie sukelia vėžio riziką. Ir kiekvienas taškelis čia yra atskiras tyrimas. Tai yra šitas Ioannidžio analizė parodė, kad dauguma maisto produktų tyrimuose dėl ryšio su vėžiniais susirgimais buvo susiję tiek su padidėjusia, tiek su sumažėję rizika. Tai vat, vieni tyrimai randa riziką, kiti padidėjusią, kiti sumažėjusią, tai tampa visiškai neaišku, kaip yra iš tikrųjų. Paimkim elementariai, pavyzdžiui, pažiūrėkime per vidurį. Pienas. Tai vienas yra, rizikos nėra, sakykime taip. Ir nuo 1 į 10 santykinė rizika vėžinių susirgimų didėja. Tai tie taškiukai rodo, kad pienas susijęs su rizika. Tuo tarpu į kairę pusę pienas mažina riziką. Tai prieštaujantis vienas kitam duomenys. Ir Ioannidis kritikuoja mitybos mokslą, kad jis nepatikimas ir daugiausia tai yra tyrimai su stebėjimo tyrimai, epidemiologiniai, kurie nėra patikimi. Kas dar daro mitybos mokslą mažiau patikimą? Tai maisto medžiagų ir energijos suvartojimą yra labai sunku tiksliai nustatyti daugumą tyrimų, nes naudojami dažnai tam tikri metodai, kurie nėra patikimi. Dažnai tyrimuose apie tyriamųjų mitybą mes sužinome iš tokių metodų, kur daroma apklausos, liepia pildyti dienoraščiai apie tai, kas valgoma, arba pasikviečiami tyrimėjai ir liepiama prisiminti, ką žmogus valgė 24 valandos prieš arba 48 valandos prieš. Ir jeigu žmogus ir jo santykis su mityba yra toks, ne toks kaip sportininkų, pavyzdžiui, yra sportininkai, kurie tiesiog žino ir rūpinasi, ką valgo, tai jiem nesunku pasakyti, galbūt, ką jie valgė 24 valandas prieš tai. Ir dauguma žmonių, kas chaotiškai maitinasi, tai čia yra labai sudėtingas dalykas pasakyti, ką valgė per 24 paskutines valandas. Ir tokie tyrimėjai tikrai labai iškreips, jie kai ko nepasakys, kai ko daugiau paminės, galbūt sąmoningai bandys pagerinti savo mitybą prieš tyrėjus, pasakyti, kad jie buvo geresnė negu iš tikrųjų. Tai jau tokie dalykai labai iškreipia mitybos mokslą ir ypatingai šitie metodai dažniausiai taikomi mitybos stebėjimo epidemiologiniuose tyrimus. Kaip pavyzdys, kurį irgi dažnai rodau, tai yra apie energijos suvartojimą. Kaip tyrimėjai pateikė savo energijos suvartojimą, kiek jie galvoja, jie suvalgo energijos per dieną. Tai šitame tyrime, publikuotame The New England Journal of Medicine, buvo surinkti tokie tyrimėjai, kurie buvo linkę priaugti kūno svorio. Ir jie sakydavo, kad mes mažai valgom, bet vis tiek tas svoris auga. Greičiausiai lėta medžiagų apykaita ar kažkas panašaus, kaip dažniausiai daugelis mąsto. Gerai, sako mokslininkai, tai pasiskaičiuokit, kiek jūs ten suvalgot ir duokit mums tos skaičius. Ir mes po to patys perskaičiuosim ten
Ir kokie duomenys buvo gaunami. Tai kad čia vat yra 10 tyriamųjų ir tie balti stulpeliai rodo, kiek tyriamųjų nuomonę jie suvartodavo energijos. Tai matome, pirmasis tyriamasis 1000 kilokalorijų per dieną, ketvirtas šiek tiek daugiau negu 1000, gal ten netoli 1500, 10 irgi ten virš 1000 šiek tiek. Tai atrodo labai mažai, jie suvartoja, patys teigia, labai mažai suvartoja, bet tas tikrasis suvartojimas, tai yra tie stulpeliai aukščiau, kur yra mokslininkų nustatytas. Tai žmonės yra linkę sistemiškai per mažai teikti, kad jie suvartoja per mažai negu iš tikrųjų. Ir tam tikrais atvejais tai yra katastrofiški atrodytų skaičiai, kaip 7 tyriamasis. Sako, suvartoja mažiau negu 1000 kilokalorijų per dieną, bet kai viską perskaičiuoja 3000 kilokalorijų. Tai čia pasidaro aišku, iš tikrųjų, kodėl jie turi tą problemą su kūno svoriu. Tai jau tokios klaidos maisto vertinime gali siekti 50% ir daugiau, anot ne vieno tyrimo. Dabar šiek tiek apie mitybos epidemiologiją, stebėjimo tyrimus ir kokių gali būti. Aišku, aš čia dabar hipertrofuoju šito pavyzdžių, bet stebėjimo tyrimai, jie randa asociacinius ryšius, koreliacinius ryšius, kad kažkas su kažko susiję. Bet jų dizainas yra nesutvertas rasti priežastingumą, kad paaiškintų, kad tas lemia tą. Ir tų asociacijų gali būti beprotiškų. Ir kaip pavyzdys, aš dažnai pateikiu tokį anekdotinį pavyzdį, kad darant tokį kaip ir stebėjimo, epidemiologinio tyrimo pavyzdį, vasarą mes galime tokią analogiją paprasčiausiai rasti, kad kuo daugiau ledų suvalgo žmonės, tuo daugiau nuskęsta jų. Tai čia kaip anekdotas. Bet kažkas panašaus būna ir realiame moksle, kai randamas ryšys, bet tas ryšys nėra priežastis, jis yra tiesiog ryšys, bet negali paaiškinti priežasties. Kaip pavyzdį duosiu keletą tyrimų su vegetarais. Tai čia irgi buvo atliekami didelės apimties tyrimai. Pirmasis tyrimas buvo atliekamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra prospektinis kohortos tyrimas, tai yra tokia rūšis epidemiologinių tyrimų, kur stebi tyriamuosius eilę metų. Tai čia stebėjo 7 metus, nuo 2002 iki 2009, maždaug apie 100 000 tyriamųjų. Ir buvo rastas kokia asociacija, kokia koreliacija, kad žmonės, kurie maitinasi augaliniu maistu, vegetarai, jie yra sveikesni. Turi 12% mažesnę mirties riziką. Toliau panašus tyrimas buvo atliktas Australijoje. Irgi prospektinis kohortinis tyrimas, trukęs 6 metus, dar daugiau tyriamųjų, apie 300 000. Tik šį kartą tokios asociacijos nebuvo rasta, nebuvo skirtumų. Bet kuo skiriasi šitas tyrimas epidemiologinis? Jisai daugiau atsižvelgia į tam tikrus veiksnius, pavadinkim juos painiojantis veiksniai, iškreipiantis veiksniai, confounding factors angliškai. Pavyzdžiui, tokie kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, aktyvumas, svoris ir tos duomenys dar normalizavo šitiem dalykam.
Ir tada nebuvo rasta skirtumo tarp tų grupių, kurie maitinasi tik augaliniu maistu ir įprastos grupės. Tai kodėl pirmasis tyrimas rado? Tiesiog pirmajam tyrime šitos dalykus nebuvo atsižvelgta, iš tos iškreipiančius veiksnius. Yra toks dalykas dar, kad ką su kuo mes lyginsim. Jeigu mes lyginame vegetarus su žmonėm, kas yra kontrolinė ta grupė, su kuria lyginam. Jeigu tai yra įprasta vakarų tipo dieta, tai greičiausiai ryšys bus rastas. O jeigu tai yra kažkokia dieta, kuri nėra vegetarinė, bet jinai yra sąmoninga, ten vis tiek žmogus vartoja natūralius, ten mažai apdorotus produktus, tas žmogus sąmoningas, sportuoja, palaiko kūno svorį optimalų, yra aktyvus, nerūko, negeria, tai greičiausiai to ryšio nebus. Ir tie, kas renkasi augalinę mitybą, dažniausiai yra ir tai, jie sąmoningai tą renkasi. Jie renkasi, kad siekdami kažkokių sveikatos pokyčių. Tai dažnai su tuo jie ir mažiau rūko, vartoja alkoholį, yra aktyvus, mažesnį ansvarą. Neturi ansvario, arba yra normalaus svorio. Dabar dar viena tema yra tokia labai kontroversiška, tai yra cukrus ir dirbtiniai saldikliai. Tai yra, ar tie gėrimai su dirbtiniais saldikliais yra geriau ar blogiau negu įprasti, pavyzdžiui, gėrimai. Ir čia aš jums pats geriausias, toks šabloninis pavyzdys, kur matosi skirtumai tarp dviejų tyrimų rūšių. Vieni tyrimai rodo vieną, kiti rodo kitą. Mitybos epidemiologija, kairėje matom metaanalizę iš mitybos epidemiologinių tyrimų šią temą, rodo, kad dirbtinių saldiklių vartojimas ir tokių gėrimų vartojimas su dirbtiniais saldikliais teigiamai veikia kūno svorį. Tai reiškia, jisai linkęs didėti. Tuo tarpu tyrimai, mitybos intervencijos, kur žmonėm, kurie įprastai vartojo daug tų saldžiųjų gėrimų su cukrum ir jiem pakeičiam tos gėrimus į be cukrus, bet su dirbtiniais saldikliais ir jie to laikosi, tai jie numeta svorį. Ir čia matom, nesutampa, tyrimų išvados nesutampa. Bet mitybos intervencija yra patikimesnė tyrimų rūšis. Mes eksperimentui matom, kad jiem tas svoris mažėja. Ir jie mažėja dažniausiai dėl to, kad jie tiesiog suvartoja mažiau maistinės energijos. Ir po to parodysiu tyrimą puikiausiai tą atspindyti. Tai mitybos epidemiologija yra nepajėgi atskirti koreliacijos ir priežastinio ryšio bei priežastingumo krypties. O su tais dirbtiniais saldikliais gali būti tiesiog, jeigu žiūrėtume į mitybos epidemiologiją, tiesiog atvirkštinė koreliacija. O jūs nepagalvojat, kad žmonės, kurie renkasi dirbtinius saldiklių gėrimus, jie yra didesnio svorio. Tiesiog jie turi svorio problemą ir dėl to jie renkasi gerti labiau gėrimus be cukrų, su dirbtiniais saldikliais. Ir tai yra atvirkštinė koreliacija. Tai nedirbtiniai saldikliai, reiškia, jiems sukelia tą svorio prieaugį dėl to, kad jie jau turi svorio, per didelį svorį, dėl to jie renkasi tokį gėrimą. O čia labai geras pavyzdys, jeigu kalbant apibendrinant šitą temą, tai yra Ebeling ir Ludwig grupė atliko tyrimą, kur aiškiai ištyrė eksperimentinių tyrimų
12 mėnesių, tai yra labai ilgos trukmės eksperimentinis tyrimas, kuriame buvo tyriami 200 tyrimųjų, mėgstantis dažnai vartoti cukrumi saldintus gėrimus ir jie buvo paskirstyti į 3 grupės. Ir tie gėrimai jiems buvo pristatomi į namus, tai vieniem buvo cukrumi saldinti gėrimai, kitiem dirbtinis saldiklis saldinti gėrimą, o tretiem nesaldinti gėrimai, tiesiog vanduo. Ir tyrimėjai turėjo daugiau centrinių kūno riebalų, priaugo svorio tik tai vienu atveju, kai jie vartojo cukrumi saldintus gėrimus, tai jie dar papildomai priaugo virš 4 kg. O tie, kurie gėrė analogiškai, bet gėrimus su dirbtiniais saldikliais, maždaug išlaikė panašų kūno svorį, tai pusę kilo priaugo. O tie, kuriem buvo duodami nesaldinti gėrimai, irgi išlaikė maždaug tokį pat kūno svorį, minus 200 gramų. Ir tos grupės, kurios gavo gėrimus be cukraus, vidutiniškai suvartodavo 300 kilokalorijų per dieną mažiau. Tai jūs galite įsivaizduoti, ką reiškia per dieną suvartoti 300 kilokalorijų mažiau. Ilguoju laikotarpiu, kiekvieną dieną 300 kilokalorijų mažiau. Tas logiškai paaiškina, kodėl jų kūno kompozicija pagerėjo. Tai va tokie yra trūkumai stebėjimo arba epidemiologinių tyrimų, bet jie reikalingi mūsų mokslinio įrodymų ekosistemoje, jie vis tiek atlieka funkciją. Tai jeigu mes randame kažkokią asociaciją, koreliacinį ryšį, tai duoda mums kažkokią hipotezę. Tai duoda peno mums suformuluoti hipotezę. Galbūt tas susijęs su to, tai tas yra priežastis to. Ir tą mes galime bandyti patikrinti jau patikimesniais tyrimais, jau kokiais nors eksperimentiniais. Ir dar vienas aspektas, dalykas, kad ne visus dalykus mes galime ištirti eksperimentiniais tyrimais. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį jums pateikti, pavyzdžiui, raudonos mėsos vartojimas. Yra dažnai teigiama, sukelia vėžį, ten kitokius susirgimus. Šito mes negalime. Teoriškai galime, bet praktiškai tai beveik neįmanoma padaryti eksperimentinį tyrimą, kad tą patikrinti. Vėžys, kaip liga, jisai turi praeiti nemažai metų, bet, pavyzdžiui, tokios lygos kaip vėžys arba širdies ir kraujagyslių lygos atsirastų. Tai nėra taip, kaip mygtuko įjungimas, atsirado lyga. Dažnai reikia metų ir rodot tiesiog statistiškai, kad kuo vyresnis žmogus, to yra didesnė tikimybė vėžinio susirgimo, širdies kraujagyslių. Tai reikia eilės metų, kad susiformuotų ta lyga. Ir jeigu kažkuris veiksnys lemia, paspartina tą ligos vystymąsi, vis tiek tai yra daugybė metų. Tai norint atlikti eksperimentinį tyrimą su raudonos mėsos poveikiu vėžiniams susirgimams ar širdies kraujagyslių ligoms, reikėtų vos ne pusę gyvenimo žmonės maitinti specifiniam dietom, vienus ten, kur yra nemažai ten raudonos mėsos, kitus, kur nėra, viską kontroliuoti. Ir tas užtruktų labai daug, tas labai daug kainuotų, tad neįmanomus pinigus kainuotų, tai tiesiog neįmanoma to padaryti. Tai čia lieka vienintelė išeitis. Čia kaip kompromisas yra mažiau patikimi tyrimai. Tiesiog yra kažkokia epidemiologijos stebėjimo tyrimai. Mes 50 metų galbūt galime stebėti kažkokioje ligoninėje, mes surinkame informaciją apie žmonės, apie jų mitybos įpročius. Renkam, žiūrim kažkokius ryšius, ar tie, kurie vartoja daugiau mėsos, būdami 50 metų, ar jie dažniau ten serga vėžiniais susirgimais ar panašiai. Bet netgi jeigu mes randam ryšį, mes nesam tikri, ar tai yra priežastis. Nes yra daug iškreipiančių veiksnių, į kurios greičiausiai ne visus buvo atsižvelgta atliekant tyrimą. Bet yra ir sėkmės pavyzdžių, sėkmės istorijų mitybos epidemiologija. Kai buvo stebimas kažkoks ryšys ir buvo vėliau patvirtintas. Tai, pavyzdžiui, ryšys tarp folato
folio rūgšties trūkumo ir didesnės nervinių vamzdelių, naujagimių nervinių vamzdelių defektų rizikos. Ir dabar yra maisto fortifikavimas folatų, ypatingai tose populiacijose, kuriuose trūksta folato, folinės rūgšties, vitamino B9. Ir moterims irgi, neščioms moterims irgi rekomenduojamas maisto papildas. Arba ryšys tarp transriebalų vartojimo ir didesnės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos. Tai irgi pakankamai aiškus ryšys įrodytas visokiais tyrimais. Irgi dabar organizacijos, maisto institucijos, priežiūros ir panašiai reguliuoja šitą dalyką, kad šiek tiek mažiau būtų transriebalų mūsų aplinkoje, nes jie yra žalingi. Ryšys tarp žuvies vartojimo ir nėštumo trukmės. Tai irgi moterims nėštumo metu rekomenduojama daugiau vartoti žuvies, nes parodyti, kad omega 3 papildymas yra efektyvus mažinant priešlaikinio gimdymo riziką. Tai čia yra sėkmės istorijos. Bet atliekant tokius epidemiologinius tyrimus, dar aišku yra, kokią populiaciją mes tyriam. Tai yra, populiacija dažnai pasiskirsto Belo kreivėje. Tai gerai, kad būtų mūsų populiacija tas vidutinis žmogus, bet gali būti yra kažkokios išimtis vienoje spektro arba kitoje pusėje. Kaip ir folinė rūgšties, tai vitaminas B9. Tai čia mes turim žemėlapį ir galim pasižiūrėti, kuriuose šalyse, pavyzdžiui, vykdoma prevencija, kur maistas yra fortifikuojamas folinė rūgštimi arba vitaminu B9. Tai abi Amerikos, tai yra Šiaurės ir Pietų Amerikos, matom daugybė valstybių vykdoma prevencija, tai maistas yra fortifikuojamas. Netgi nežinant žmonėm, galbūt ta folinė rūgštis vienokiu ar būdu jie suvartoja. Galbūt maisto produktus, į kokį pieną įdeda dar kažkur ir jie gauna. Ir ta rizika, kad bus trūkumas šitos medžiagos yra mažesnė. O kitose šalyse, matom, nėra prevencijos. Tai jeigu mes tyrimą darom su populiacija, kurioje fortifikuojamas, tai greičiausiai jokio tam, kaip maisto papildo folinės rūgšties teigiamų poveikio nerasim. Bet toj populiacijai, kur nėra prevencijos, tai gali būti, kad tie žmonės, kurie suvartoja mažiau folinės rūgšties, tai jiem papildyti folinę rūgštimį mitybą, pagerės jų tam tikri sveikatos rodikliai, galbūt gyvenimo kokybė. Taip pat tyrimuose vyroja ir kitokie veiksniai. Vienas iš tokių yra sveiko vartotojo šališkumas. Šiek tiek tai galima susijęti, ką aš pasakojau apie augalinę vegetalinę mitybą, tyrimus, kodėl ten yra netitikimai tarp tyrimų. Tai gali būti sveiko vartotojo įtaka ir geriausiai kaip pavyzdys parodo Ellison tyrimų pavyzdys. Tai Ellison mokslo grupė tyrė, kaip kalorijų apribojimas veikia gyvenimo trukmę pelėms. Ir tame tyrime buvo 3 grupės, vienoms buvo gan stipriai apribotos kalorijos, kitom vidutiniškai, o 3 pelėm kalorijos nebuvo apribotos, jos valgė tiek, kiek nori. Ir ką rado mokslininkai, kad tom pelėm, kuriam buvo apribotos kalorijos, jos gyveno ilgiau. Ir daugiau apribojant kalorijas, gyvenimo trukmė irgi labiau pailgėja. Iš karto, čia yra eksperimentas. Iš karto šitas eksperimentas duoda mums rezultatus, kad galbūt tas kalorijų apribojimas gali pailginti gyvenimą. Bet toliau, ką padarė mokslo grupė šitą, labai gudrų dalykų. Jie paėmė tą grupę pelių, kur nebuvo apribotos kalorijos, kurios valgė kiek noriu, ir pabandė šitoje grupėje pažiūrėti maisto suvartojimą. Ir čia labiau panašu į epidemiologinį tyrimą. Gaunasi, yra ta viena grupė, toj grupėje pasižiūrėjo, kiek kalorijų vartoja, kiek gyveno pelės, kai neriboja kalorijas. Ir pasirodė, kad toje grupėje
kuo pelė daugiau, tos pelės, kurios daugiau valgydavo, ilgiau ir gyvendavo. Visiškai priešingai negu visas tyrimas parodė, toje vienoje grupėje. Ir kodėl taip gali būti? Ir tai tiesiog gali būti paaiškinta sveiko vartotojo įtaka. Tos pelės, kurios daugiau valgo, jos iš esmės yra sveikesnės. Jos tam narvelį, jos kartu gyvena, tos, kurios sveikesnės, jos aktyvesnės, jos labiau pasiekia tą maistą, jos daugiau valgo. Tai jos ir ilgiau gyvena. Tai va čia yra iškreipiamas veiksnys. Bet bendrai kalorijų apribojimas ilgina gyvenimą iš tų tyrimų. Bet į kurį tyrimą mes pažiūrėsim? Ar į tą daugiau epidemiologinio pobūdžio, ar į tą eksperimentinį su 3 grupėm? Panašiai yra ir su menamu alkoholiu teigiamu poveikiu. Nes yra tyrimų, kad su pagyvenusio amžiaus asmenim, kurie rodo, kad galbūt tas vidutinis tas alkoholio vartojimas veikia teigiamai. Nes toj populiacijai pagyvenusiai ten aptinkama. Bet čia irgi gali būti sveiko vartotojo įtaka. Tai tie žmonės, kurie vis dar geria kažkokį alkoholį vyresniame amžiuje, galbūt jie šiaip buvo sveikesni visą gyvenimą. Ir kad ir tas alkoholis, jeigu neigiamą poveikį kažkokį turi, jiem to nepadarė. O tie, kas buvo mažiau sveikesni ir vartojo alkoholį, gal jau jie numirė daug anksčiau. Arba galbūt tie, kas yra mažiau sveiki, jie jau ir taip linkę mažiau vartoti alkoholį, rūkyti, nes jie ir taip turi visokių problemų. Čia tokiam kritiniam pamastymui. Ir jau reikės po truputį baigti. Tai čia dar vienas labai svarbus dalykas. Turime tos epidemiologinius tyrimus. Ir kaip suprasti, ar tas tyrimas yra patikimas, ar galbūt yra geresnių tyrimų epidemiologijos. Nes tų epidemiologijos daug yra publikuojama. Tai yra tokie kriterijai. Toks profesorius Seras Bradfordas Hillas tokius kriterijus įvertinti epidemiologinio tyrimo stiprumą yra pateikęs. Tai yra 9 kriterijai. Tai pirma, tai yra, koks yra asociacijos stiprumas. Randame tą asociaciją, kažkas su kažko susiję. Tai koks tas stiprumas, tai yra kitaip poveikio dydis. Tai dažnai epidemiologijos tyrime, mitybos epidemiologijos tyrimuose, pavyzdžiui, būna tas žalos rizika, tas hazard risk ar hazard ratio, tas santykis žalos, išreiškiamas tokių ten aukščiau negu vienetas. Vienetas tai nėra jokios asociacijos. Pavyzdžiui, 1.17 tai yra šiokia tokia koreliacija. 17%. Daug ar mažai. O čia dažnai tokio dydžio mitybos, čia nėra daug. Ir viskas, kas ten mažiau negu 50% mitybos tyrimuose, reikia labai atsargiai tokių žiūrėti. Pavyzdžiui, kaip dariau pavyzdį su rūkymu ir plaučių vėžiu, tai ten randama 1000, 2000 daugiau procentų asociacijos stiprumas. Tai tikrai rodo, kad ta asociacija stipri. Toliau nuoseklumas, ar atsikartoja tokie rezultatai. Galbūt vienas tyrimas rodo taip, kitas kitaip, neatsikartoja, kai rodžiau tą pavyzdį su metamokslininko Jonidžio lentele. Specifiškumas čia labiau tyriant ligas, nes epidemiologijos tyrimai daugiau buvo taikomi pradžioje ieškoti tam tikrų paplitimų, lygų. Tai čia galbūt nepristaikysi mitybą, bet laikiškumas. Ar priežastis yra ankstesnė už pasekmę? Pavyzdžiui, su tais dirbtiniais saldikliais, kur sakiau, tie žmonės, kur ieškoma ryšio tarp saldiklio vartojimo ir svorio prieaugio. Tai kaip yra ta priežastis, ar yra ankstesnė už pasekmę? Tai kur sakiau, tie žmonės vartoja, kurie jau ir taip yra su antsvariu, jie pradeda vartoti daugiau produktų, gėrimų, kur yra dirbtiniai saldikliai, tai pakeičia cukrų.
Tai jau jie yra nutikę, kai pasiekmė yra prieš tą menamą priežastį. Tai yra dozės atsakas, ar poveikis sustiprėja didinant dozę. Jeigu yra ryšys kažkoks rastas, pasižiūrėti, ar yra tyrimų su doze. Jeigu mes didinam dozę, ar tas ryšys stiprėja. Įtikinamumas, ar apskritai tai turi prasmę, tai jau logiška. Ar gali būti toks ryšys? Kaip aš daviau pavyzdį su ledais ir skendimai. Darnumas, ar atitinka kontroliuojamų eksperimentų su gyvūnais ir žmonėmis duomenimis. Ar epidemiologinius rezultatus patvirtina eksperimentiniai tyrimai. Eksperimentas, ar yra eksperimentinių įrodymų patvirtinančių gautus rezultatus ir išvadas. Tai tokie dalykai, juos turėtumėte atsižvelgti, nagrinėdami kažkokią stebėjimų epidemiologinį mitybos tyrimą. O jeigu kalbėti apie pavyzdinius eksperimentinius tyrimus, tai čia būtų toks geriausias pavyzdys. Kaip šiek tiek užsimėjau, bet turi būti tam tikra intervencija, realus eksperimentas. Kažkokia viena konkreti intervencija. Pavyzdžiui, tyrėme kažkokį maisto papildą ir jo poveikį. Kitos sąlygos kontroliuojamas ir išlieka panašios. Bandom sukontroliuoti tą grupę, kad jinai būtų pakankamai homogeninė ir aktuali tyriamai problemai. Jeigu mes tyrėme kažkokią ergogeninę poveikį medžiagos, kad mes tirtume tai grupiai, kuriai aktualu, kurie atliks kažkokį krūvį fizinį, kad žiūrėtume, kad pagerėjęs ar ne. Randomizuojam, atsitiktinai išmėtom į grupės. Idealiausias išmėtimas tai yra placebo. Kad būtų eksperimentinė, kad būtų grupė ir kontrolė. Tai kontrolė nieko negauna, o placebo ir eksperimentinė gauna vienodas tabletės. Dvigubai aklas jau aiškino, kas yra. Ir toliau kažkoks tarpas ir pakartojam, bet jau eksperimentinė placebo grupės papuola tas kryžminis dizainas, kad tos abi grupės gautų abi šias intervencijas, eksperimentinė ir placebo. Čia būtų idealus eksperimentas. Kam reikia dar placebo efekto tyrimuose, mitybos? Pavyzdžiui, neseniai publikuotas tyrimas parodė, kad gali būti placebo efektas užfiksuojamas. Tai šitam tyrime buvo kelios grupės ir jom būdavo prieš fizinį krūvį duodami tam tikri gėrimai. Tai gėrimai buvo, vienas gėrimas buvo rožinės spalvos, bet jisai neturėjo jokios veiklios medžiagos. Jis buvo dirbtinai pasaldytas su saldikliais. Taip pat buvo realus gėrimas, kuriame buvo ergogenės priemonės, tai yra cukrus, kuris fizinio krūvio metu angliavandenių yra ergogenė priemonė. Ir taip pat buvo kontrolė. Ir tyrimas parodė, kad tie grupė, kurie gavo ergogenę priemonę, kur buvo cukrus, tiek ta grupė, kuri nieko negavo, bet cukrus saldiklius gavo. Bet jų gėrimas buvo rožinis, jie irgi atitinkamai statistiškai reikšmingai pagerino rezultatus. Tai jie atlikinėjo krūvį su pasipriešinimu ir pakartojimų skaičius tam tikram pratime pas juos buvo geresnis. Jie atlikinėjo bench press spaudimų, štangos spaudimų būdų. Tai spalva įtakos turėjo, suteikė placebo efektą. Tai dar reikia turėti omeny, kad tiesiog gali būti placebo efektas. Nerealus efektas, bet placebo. Bet iš kitos pusės, jeigu žmonėm veikia placebo efektas, kaip žiūrėti žmogui sporte? Jeigu aš esu treneris ir turiu tokį žmogų, kuris imlus placebo efektui,
gal tada pabandyti jį apgauti, jeigu jam veikia. Nes yra žmonių, kuriem tikrai neveikia, man tikrai neveiks, nes aš labai kritiškas, skeptiškas. Manau, kad absoliučiai dauguma medžiagų neturi tokio apčiuopiamo poveikio, bet yra žmonių, tai gal kodėl nepabandžius pasiekti teigiamo efekto sporte, panaudojant placebo efektą. Ir patikimiausi tyrimai tai yra meta-analizės. Kaip jau sakiau, daug tyrimai iš tyrimų. Bet netgi ir tokie tyrimai gali jūs gerokai suklaidinti. O kaip pavyzdys, tai meta-analizės apie omega-3 riebių rūgščių poveikį širdies ir kraujagyslių ligom. Nes dabar yra labai dažnai pabrėžiama, kad teigiamai veikia omega-3 mūsų širdies ir kraujagyslių sveikatą. Bet netgi meta-analizės yra labai nevienareikšmės šitame klausime. Tai pavyzdžiui, šitos dvi meta-analizės, tai viena Amerikos širdies asociacijos, kita Mayo klinikos randa teigiamą omega-3 riebių rūgščių poveikį širdies ir kraujagyslių sveikatą. Čia pakankamai naujas 2019-2021 metų. Bet prieš tai keletą metų publikuotos meta-analizės irgi labai stipriuose žurnaluose, JAMA Cardiology ir Cochrane duomenų bazėje nerasdavo tokio ryšio. Netgi šitos galbūt yra skaitomos patikimesnės meta-analizės šitų žurnalų, bet jos kažkodėl neranda. Tai lieka toks irgi dvejopas, tai kaip yra iš tikrųjų, vienas randa, kitos neranda. Ir aš čia siūlyčiau žiūrėti taip paprasčiau, tarsi. Jeigu bent yra kažkiek meta-analizių, kurios randa teigiamą poveikį, tai greičiausiai tas vartojimas omega-3 visai yra neblogai. Jeigu jis neturi poveikio, neturi, bet jeigu jisai turi, tai gali turėti teigiamą poveikį, bet neneigiamą, kaip rodo meta-analizės. Ir pabaigai parekomenduosiu keletą šaltinių sporto mitybos specialistams. Tai jūs jau susidursit su jais, aš jau noriu, kad jūs nuo pat pradžių rinktumėtės tokius šaltinius, kurie yra patikimesni, kalbant apie sporto mitybą. Tai tie poziciniai straipsniai, Tarptautinės sporto mitybos draugijos, tai kiekvienas įsirinksit po straipsnį, galbūt pirmą kartą skaitysit tokį mokslinį straipsnį ir pamatysit, kaip informacija pateikiama, kaip tam tikri dalykai aprašomi, kaip mokslininkai kalba, kad nėra viskas taip daug žadančiai, taip užtikrintai ir taip rezervuotai kalba. Ir pristatysi tą informaciją, kai reikės atlikti pranešimo pristatymą. Tai būtų tiek. Gal dar kažkokių klausimėlių turėsit iš tos temos.